Trasa komplikuota, techniška, reikėjo biškį darbą įdėti, išsiaiškinti, kaip važiuoti, ko daryti, ką nedaryti. Tai vakar visą vakarą dar tęsiasi šitas pasiruošimas, kad šiandien nuo ryto atsikėlus jau būtų kaip užduotis aiški. Nes tu vakar žiūrėjai, kaip kugelį kept. Vienu žodžiu, kaip kugelį kept išmokam naktį, nes nežinau, gal kokią pusę dviejų, ilgai analizavom trasą. Tai realiai bandėm, sukilom pirmą sesiją, pasidarėm, viskas tvarkoj, nesudužom, nesulaužėm nieko. Apart kai kurie, bet čia jau... Ten tadas, ten galima, o toliau nieko, laukim antros sesijos, dar bandysim atsišlifuoti, kaip ten tiksliai įvažiuoti, nes, ta prasme, su 3 litriu yra įdomu. Net negaliu pavadinti, kad sunku, tiesiog yra įdomu. Toks ir nutikimas, ieškojom ribos, radom ją, biški kieta riba pasirodė. Per giliai pirmą klipą įvažiavom, galinių ratų kabinom blokai, pasiekmės kaip ir visų panašios. Visai komandai šiaip sekasi ganėtinai neblogai, aišku, Laimis turėjo didelę avariją. Aš pats turėjau šiokį tokį kepštelimą su blokais, kvalifikacija kol kas esu apie 16-17 pozicijoje. Manau, sekantį važiavimą gal šiek tiek geresnį padariau. Praleidau arčiau blokų ir tikėtina, kad kvalifikacija vykdysi. Ši trasa šiaip man iš esmės žiauriai smagi yra techniška, greita, lėta, mažas kampas, didelį kampą reikia iššauti, tai šiaip patinka, žiauriai patinka. Sveiki, Žydrųjų ekranų žiūrovai, aš esu Dramblių komandos vienas iš tepalinių Bumbulas. Papasakosiu jums truputėlį apie Dramblių bitų gyvenimą. Tai matom čia Elvio bolidas, kuris per visą sezoną važiuoja stabiliausiai, mažiausiai, be jokių problemų, 0 krešų. Tik tai molėtuose ten lengvas kontaktas buvo, bet molėtuose visi buvom nuskriausti. Čia turim Tadą, Paudėją, 6.2 korvetės Kuvaldą, 405 arklio į smagratį, apie 3.8 metų. Važiuoja kaip lunatikas, nedaug trūksta iki vaškelio, per molėtus -3 šakės. Jo dėka mačiau mažiausiai molėtų važiavimų, nes buvau tepaluotas iki alkūnių, netgi baisiau. Čia turim Domas 5Q bolidą, kuris irgi važiuoja griežtai ir atsakingai. Ne, kiekvienas varžybas irgi po kontaktą, tai Klaipėdoj šakę irgi keitėm. Dažniausiai plius-minus suvedimai. Teisingai, šiandien jau Tadui darėm suvedimą, Domui darėm suvedimą, iš akies priklauso. Čia turim Morkytę, kuri buvo nubausta ir Alytuj. Gana stipriai, bet Alytuj atstatėm. Buvo linkus truputėlį šakę, buvo linkus galinė viena suvediminė traukė, atstatėm, išvažiavo Alytuj, iki top 16 dakopėm, bet yra kaip yra, molėtuose stipriau jie nubaudė, lūžo gale stupica, vėlgi linkų traukė, toliau ir panašiai. Na ir čia komandos stabilumas, kurį galėčiau palyginti su Elviu, bet molėtus atkimšo gerai, pirma vieta. Viliaus bolidėlis, viskas yra labai paprasta pas jį. Šiandien mane kaip tik pirmą kartą pravežė ir važiuoja kaip deilis visiškai. Net nesijaučia, kad būtų virintas reduktorius, kas yra įdomiausia. Na ir čia Viliaus tėvuko vieta, kaip matom, jį tuščia. Jo mašina va ten va, toli.
Čia Kuršėnuose sulaužė per pusę bloką, 3 juos išvertė, linko visa šakė, apatinė šakė linko, sulūžo stipriai. Tai štai mes taip ir gyvenom. Viskas yra labai paprasta, pasižiūrėkit. Komandos stabilumas. Nu, važiuojam. Važiuojam. Vakar važiavam, šiandien važiuosim. Pasiruošę važiuoti. Vakar, sakyčiau, sekant labai gerai, trasa techniška. Reikėjo daug darbo įdėti, kad ją bent iki kažkokio diapazono įsigyvendinti. Kvalą pavyko praeiti, į top 3 su Klimavičium išlindom. Šiaip sakyčiau, labai švariai tvarkingai suvažiavom, Klimavičius laimėjo, pirmos vietos sveikinimai jam ir tikrai galėčiau sakyti, kad visą dieną ir esu patenkintas. O šiandien turim tokią trasą, turim streeto lygą, su žiauriai daug dalyvių, tai bet kokiu atveju bus ką veikti, bus su kuo kovot, ypač su savim turbūt, su Vacilevičium kaip visada pasiryžę, Vacilevičių truputį pašventinom po vakarykščios nesėkmės, tai šiandien du fighteriai galimai vėl susitiks tingai kovai. Po vakar padaryto žalos, per pirmą porinį važiavimą, sudaužė mėlynis iki bananą. Šiandien ryto užduotis pasidaryti suvedimą ir važiuoti podiumą. top 3-2. Kvalifikacijų, aišku, buvo daug jaudulio, nes surinkau nedaug taškų, kas neįprasta gan būtų mano stiliui. Antrųjų važiavimų pasisekė daug geriau, 8 man rodos taškai buvo. Tai likau 5 pozicijoje, tai viskas kaip ir ok, bet supuoliau su Latviu, kuriuo važiavau per treniruotės pačias. Tai patiko treniruotės ir viskas ok, stabilus žmogus, viskas galima sekti jį gan neblogai. Tai va, bet per top 3-2 perdegiau matomai ir tiesiog teko iškrėsti. Aišku, one more time gavom tą vėl. Sezonas nežinau, geras faktas, sezonas gan sunkus, tikrai sunkus. 3 litrį įsikrovim, šitai pėsai jau, prasme, važiavimai visai kitokį gaunasi. Tai kovojau su technika irgi šiek tiek. Tai į Klaipėdą išvažiavom iš viso, tiesiog pasitestuot mašiną, gavosi pirma vieta, tai čia wow, kosmosas kažkoks. Ir principe, kur nepasisekė praeitais metais, tai šiais metais visur pasisekė, nes šitoj trasoj buvau 3 pernai metais su pusė. Tai toks, nežinau, tiesiog įsiskaičiam taip, kaip taip gavosi.
šiandien sekmadienį po semi-pro street etapą. Parodysiu kaip pavyzdį Domo mašinas, kuri valos nepraėjo dėja dėl kelių taškų. Bet po treniruočių pas Tadą Danielių, kai visada išlūžo. Vat štai šita vieta iš kėbulo. Čia va išplyšo. Iš draugų irtų pasiskolinom kempą, suvirnom. Sutvarkėm, viskas tvarkoj. Ir to pašton iškritom. Tai va iš ryto tik tai atsikėlę padarėm suvedimą. Išvažiavom, viskas buvo gerai. Deja, Čempas nepraėjo, Domas nepraėjo ir Andrelis labai anksti iškrito. Bet tačiau street esam pirmi komandiniai įskaitoj, o Andrelis liko antras. Tai tuo mes galim ir pasidžiaugti, nes esam čempionai, jo? Taip. Numeris 1? Taip. Pradžioje papasakosiu jums nuo semi-pro lygos etapo, kuris vyko už manęs vykstančiame kalne. Mūsų dalyvavo 6 pilotai. Deja, šis etapas nebuvo toks sėkmingas, kaip mes tikėjomės. Nors kvalifikaciją praėjo 4 komandos nariai. Tačiau savo varžybas visi baigėme top 16 etape. O skaudžiausias pralaimėjimas, bet to pačiu didžiausi sveikinimai yra Indrei, kuri labai norėjo įveikti Tadą šį sezoną. Didžiausi sveikinimai. O dabar papasakosiu apie street lygą, kur įvyko paskutinis 5. etapas, taipogi Kuršėnuose. Deja apmaudu, kad ir šitoje lygoje mums nepavyko parsivežti jokios taurės, nors iki šiol sekdavosi ar tai vienoj lygoje, ar tai kitoj. Bet tuo pačiu galbūt ir džiaugiamės, kad kažkiek jau baigėsi tas čempionatas. Jisai baigėsi pakankamai sėkmingai. Preliminariais mano skaičiavimais komandiniais likome pirmi. O vienas iš mūsų komandos narių, Andrius Juškevičius, bendro įskaitoj liko antras, nusileisdamas mūsų komandos bičiuliui Aivarui Maciulevičiui. Taip apibendrinamas sezoną galiu pasakyti, kad iš tiesų buvo visko, buvo sėkmių, buvo nesėkmių, džiaugsmo, ašarų, pykčių, bet viską bendrai paėmus, rezultatai, kaip sakyti, įdėtas įdirbis atpirko viską ir dėl to iš tiesų labai džiaugiamės, kad galim tikrai kažko pasidžiaugti apčiuopiamą. Šiam sykiui tiek ir iki susitikimo spalio mėnesio, galbūt ir kažkada greičiau.